Sveiki ir softeriai. Rytas! Labas! Rytas! Ir labas! Rytas! Vau, čia turėjo girdėti net kaziuko būgiai. Geltonųjų užduotis apiplėšt bankus, kad apiplėšt banką turėsit ateiti su liudais krepšiais ir ištuštinus jų turinį, kad tikrai užfiksuot, kad esat apiplėšę banką, įdėt sprogmenį į dėžutę. Aišku, dėžutės turinys yra sukeičiamas su šituo sprogmeniu, kad yra išlaužtas susprogdintos saugyklos. Aišku? Taip. Aišku. Šiek tiek bus kitaip, kad jau visuose bankuose bus po 5 priešų. Tai siūlyčiau pirmą medpunktą išsivalyti, nes ten jie ilgiausiai lauks pastiprinimo, tai jeigu išvalysit, atidarysit banką, jiems jau nebereikės ten nieko daryti, tai jie jau ir nebeiks. Tai išsivalom, toliau reikės siurblinę, nu ir žinoma pastatą. Atėjo pavasaris, tai ištraukiau savo gilių siūtą, tai truputėlį kamerą dangė lapai, bet nieko baisaus, važiuojam į žaidimo. Na, kaip ir liepė vadas, puošinom siurblinę, bandėm ją užsimti, ganėtinai pasyviai žaidė mano komandos nariai. Tai stengiausi pats pakomunikuoti ir padėti. Ten yra du žmonės. Reikia vienam dešinį langą šaudyti, kitam kairį. Ne, tai reikia, žiūrėkit, vienas šaudo kairį langą, kitas dešinį ir mes tiesiog einam į priekį. Na, kaip visada, visi į langų šaudyti nori, bet jei nieks nenusinorėjo, tai bėgau pats pirmasis. Tikrinau langus, kad nebūtų priešininkų. Buvo tikrai sunkoka suprast, kur kas yra. Viduje atrodo nieko nematau ir tylu. Išgirdau, kad šiek tiek po dešinį yra žaidėjų. Nusprendžiau dar eiti per langelius patikrinti, nes tikėjausi, kad manęs lauks. Ir čia buvo užspodintas žaidėjas. Viens kitą pamatėm, bet nelindau giliau ir nusprendžiau eiti į vidų, atsitraukti. Hit! Ir kažkas mane nušovė. Visiškai nesupratau iš kur. Dairiausi ir niekaip negalėjau suvokti, ar savi per langą nušovė, ar kažkas pro duris išlindęs, bet neradau. What the fuck? Eik tu, kol supratau, iš kur nušovė. Eik tu, ir aš toks, blet. Klausia, mur, galim sakė. Aš galvoju, gal savas, blet. Eik tu. Na ko jau ko, bet žaidėjų čia tikrai visiškai nesitikėjau. Medika. Na bent jau pas mus žaidėjai Mediko sugebėjo nėr. įsipušinti į vidų ir užsimti šį pastatą ir reikėjo iš čia nešti auksą ir pinigus ir užminuoti. Молодец, geras, play. Atei, pagydyda. Ai, tu mediks? Na, aš jau būčiau ėjęs papalisėt, jau pralaukiau. Girdėjau, kad šaukiko atėjau, žinai. Atneš dinamitą. Jo, nueik dinamito atnešt, reikia įdėt. Būtinai reikia. Čia paliekam 2 žmonės, 3 ir varom į mišką šienaut, čia nereikia sėdėt. Tai gerai, judam į priekį, čia yra kažkas. Nieko, tai važiuojam per mišką, šienaujam. Galit prie pastato kairės pusės vos prieiti, paskui giliau nele... Yra ant stogo yra. Na ir gan giliai prasipušinom mes ir iškart bandžiau timeitus prikoverint, kadangi pas mane DMR-as, ilgesnis range'as, tai bandžiau juos pridengti, bet mačiau, kad jiems sunkiai sekasi, tai pribėgau iš arčiau. Padėt, pasistengti. Ir iškart mane užspotino ir gavau daug šotų. Ir dėja, nuimtas. Šaudo kažkas. Aš matau. Kur? Iš kur? Aš matau, kad šaudo, bet nematau. Tai arba bėk į priekį į kairę, arba mane išduos. Na, kaip sakoma, ir išdavė mane ir prasidėjo. Smagus vaibas. Hit! 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 Ai. Hit! 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 Hit, sakau, kur var, kur tijus? Nelabai. Bet ant pastatuose sulindė net neina pripušint. Na, būna sekas, būna kas sekas, tai šiandieną kas sekas. Čia matom iš tolių žaidėjus, bandžiau nušaut kažkiek tais, bet dėja nesėkmingai. Tolimas range'as, gal ir nepataikiau, gal ir nedašoviau. Sunku Ai, va, matau, galva išlenda vis. Čia turėjom karą su vienu žaidėju, jo galvyti labai vos pataikysiu skaudės, išlindo. biš. Mačiau, kad be šalmo, be apsaugų, tai galvau, jei pataikysiu iš tokio atstumo, tikrai iš DMR turėtų skaudėti. Bet dėja mes ten prakariavom apie 5 minutės, nei jis, nei aš vienas kito nenusišovėm.
Ir vėliau jau pasikeičiau poziciją ir bandžiau prisipušinti per kitą vietą, nes nemėgstu užsibūti ilgai vienoj vietoj. Na ir atėjo žaidimo pabaiga, tai ilgai neužsibuvom, keitėmės pusėmis, pertraukėlį, pavalgėm ir važiavom į antrą raundą. Yra pusydė. Čia kalašo, standartas, na. Standartas, čia kalašo yra. Tuoj apsimyš. Sneakers, tai gali pasidėti. O, davai, žemą startą. Duok startą. 2, 1, bėgat! Kaip visada, entuziazmo nestinga, bet veiksmas chebrai stringa. Kaip visada, nieks neėjo, tai jau pirmas ir ilgai netrukau. Keliavau atgal ir vėl iš naujo keliavom į pastato vidų. Šiek tiek sugebėjau prasnykinti į vidų, netikėtai. Ir išsiklėrinti pagrindinę salę. Mačiau keletą priešininkų, bet atsargiai klėrinau kiekvieną kampelį. Iš tos sienos toliau tikrai buvo priešų, tą žinojau. Čia savas, susimojavom, ačiū Dievui nenušovė. Ir parodžiau, kur yra priešininkai. Bijau, kad iš dešinės mane ateis, tai pastoviai dairėjausi savo po dešinę pusę. Na ir kadangi mums tikrai sunkiai sekėsi, tai atėjęs maršalas informavo mus apie misiją mūsų pagrindinę, kad nepamirštumėm, kolega krito. Deja, nebuvau medikas, tai prikelt negalėjau iš jo. Struktorius praeina! Struktorius praeina! Struktorius praeina! Saugykla čia, jo! Saugykla yra čia! Andrei, mediko! Na, iš tos informacijos tikrai nežinojau, tai nuėjau patikrint. Ir radau saugyklą. Saugykloj 2 dėžutės, dėžutės patikrinus atsargiai aišku, kad neišlystų kažkas, nes bet kada galėjo išlyti priešai, žiūriu, yra padėtas auksas ir pinigai. Dėja, susipakuoti neturėjau kur normaliai pasidėti, tai nieko per daug į kišenės ir negrūdau. Ir supratau, kad reikia palaikyti šitą poziciją, pamačiau pirmąjį priešą, net ne vieną, o 3, ir pabandžiau šauti. Dėja, pistoletas nešaudė, nesupratau kodėl. Tikrinau, kodėl nešaudo, atrodo visiškai nešauna ir šoviau. Ir kolega gavo rikošetą. Atsiprašau labai. Jeigu nepadarysi, pasitaiko. Čia dar vienas priešininkas už kolonos. O čia saviškai, kurie mane tikrai išgąsdino, nes galvoju, ateina priešai iš nugaros. Pamačiau dar žaidėjų, bandom nušaudė, pistoletas, vėl nešaudo. Galimai biški buvo nervų, biški grūzo, bet bandžiau vis tiek dar ramiai išlikti šitoj situacijoje, nes pozicija buvo labai stipri. Pakeičiu apkabą, juokauju, dėtuvę pakeičiau. Ir čia priešininkas tiesiai mane bėga. Tikrai išsigandau, nesupratau. Ir pakeitus dėtuvę žiūriu, dingu. Na, tikrai, situacija buvo žiauriai keista ir labai pats sunkiai suvokiau, kas čia vyksta. Mane kaip ir priešininkai mato, bet niekas nešaudo, galvoja savi. Čia dėtuvėje naujoje, vos ne paskui apkaboje, baigėsi dujos ir reikėjo dėti seną dėtuvę. O ta dėtuvė buvo beveik be šratų. Tai supratau, kad situacija nekokia ir nusprendžiau atsitraukti į kamurkę, vadimkim taip ar ne, kur būčiau mažiau pastebėtas. Vienas iš priešininkų tikrai mane pamatė ir laukiau jo pušo nekantriai, nes jau mačiau taikėsi mane, nes jis nesuprato ar savi ar ne. Čia pasimojau, kad savi, lyg ir matė, kad savi mojuoju, bet išgirdus kažkokius pašalinius garsus po dešinę, tikėjausi, kad išlys priešininkas dešinėje pusėje ir kantriai laukiau šitoj pozicijoje. Nieko nesulaukus, nusprendžiau vėl išlysti ir pamatau priešą ir pagaliau iššovė pistoletas. Dar kartą pamojuoju, kad savi, nežinau, kad ten yra tikrai savi iš tos pusės ateinantys per langus. Tačiau, kad ir kaip mojavau, nelabai jiem rūpėjau, atkreipkite dėmesį per tą angą, kurią matėt. Ir dar iš mane iš jos išlindo ir nušovė. Tai aišku, savas nušovė kurva. Jo, tai aš sakau, jau dujos, vapšė, vos. Da viena apkaba šaudu, kita iš vis nešaudu. Na ir turėjau 3 minutėlės, kaip visada, palaukti po nušovimo, nukovimo, galima taip sakyti, ar ne. Ir laukiau savo laiko. Ir čia įdomi buvo situacija, nes priešininkų medikas sugalvojo mane pakelt. Ne. Nu gali kelt. Tai nori, nenori.
Nori? Aš jau toks, maždaug, tai gerai. Kažkada pas mus buvo komandų viens priešininką pakėlė, tai kaip pradėjau visu šertą eikti, va. Jo, nelabai matas. Na, juokinga situacija, važiuojam toliau. Antras raundas, atėjus prie pastato. Visi pušinom. Ir čia šiek tiek bandėm šturmuoti vėl Toli yra. pastatą. Toli buvo. Pačią misiją. Daug praėjo. Čia savų sušaudė į kairę, į dešinę. Tikrai buvo sunku suprasti, kur lenda priešai, kur savi. Na ir netrukus pats buvau nušautas. Hit. Ir kitoje lokacija, kurioje įvyko veiksmas tik išėjus. Irgi įdomesnė, linksmesnė situacija šitoje vietoje. Čia buvo atpušinamos labai arti mūsų bazės priešininkai. Vieną nušovėm. Sugebėjom pataikyti. Išsiklierinu kampučius, pasižiūriu ar nieko nėra, atrodo tuščia. Ramu. Duodam respekto priešininkui ir matau, kad savas pušino, tai paprašiau, kad palauktų ir kartu išsitikrinom kambariukus. Kad nebūtų tikrai nei jokiam kampelį, nei vieno likusio priešininko. Savi, blėt. Na ir gal reikėjo šauk labiau hit. Maladės. Bet kuriuo atveju Remėnės įsitraukėm. Ir nebe pirmą kartą jau nušaukė Kurva, du savus sudrožė. Ką? Galima skaityti kaip mano kilo. Gali skaičiuoti jau kaip savo pribeitinai. Čia vienas tik buvo. Ai, ne, dar tenais. Dėsi, jo jūs. Medikas neateis gyvenime? Ne. Dėkui tau irgi. Na ir išbėgom dar vieną kartelį, nes žaidimas keliavo į pabaigą. Jau buvo likusius gal 15 minutėlių. Ir aišku, vėl buvau nušautas. Ir aišku, čia nieko nepadarysi, tai būna dienų kaip geriau einasi, būna kaip prašiau. Misijos atžvilgių buvo visai neblogai, sakė, bet tikrai buvo mūsų pusė žymiai sunkesnė, nes visus kartus reikėjo mum pušinti priešininkus, kurie jau buvo užsiėmę pozicijas. Ir yra, kaip sakoma, bet buvo bet kuriuo atveju tikrai smagu ir tikrai nebuvo liūdna. Na ir dar vieną paskutinį išėjimo linksmesnę vietelį, kurią galite irgi atkreipdėmėsi, kur tikrai buvo sudėtinga suvokti, kas įvyko. Nusprendžiau, kad yra pasidėti į šoną, pistoletų ir tai bus pizdama. nes galvau, kad gal už kampo gali būti priešas. Šalia atrodo savi, bet čia išlenda priešininkas. Nusišovau, nežinau. Aš nežinau, žinok. Nežinau, bet galbūt. Per 3 metrus. Gali būt, kad viens kitą nusišovėm. Gali būt, kad nušovė, žinok. Tai aš šiaip nejutau, bet užsidedu liemenę, viskas gerai. Na jau pratęs, mirtai viskas ok, be problemų. Išsigandau, bet nepajutau. Pem, žinok, bet užsidėsiu liemenę. Kad nesiginčiu. Na ir tikiuosi, bent jum nebuvo liūdna, nors man eventas gal nebuvo toks smagus, bet asmeniškai man pačiam vis tiek buvo malonu ir smagu žaisti ir ačiū, kad žiūrėjot. Ir būtinai pasubscribinkit mano YouTube kanalą, artėjant prie 1000 ir visai nedaug liko.